Sveiki, poryt apžiūri dar nematytą iki šiol mūsų reportažuose gaminio tipą. Tai yra 3D spausdintuvas, kuris šiuo metu spausdina ten reklaminį tokį Casio ženkliuką. Tik atspausdino apyrankę. Šnekinu kolegą beveik bendravardį Edmundą. Ir gal keliais žodžiais, kam galėtų būti tokie daiktai įdomus, reikalingi, ką jūs galite namuose arba mokymo procese ar dar kažkur tai panaudoti ir ką galite naudingo juo pasigaminti. Pritaikomumas jo yra labai platus, labai priklauso nuo to, kokioj srity jūs kažkur rašte su juo tai darytis. Ar tai būtų švietimas, ar tai būtų gamyba, ar tai būtų kažkoks tai dizaino studijos, ar tai būtų namų rinka. Jeigu šnekėt apie namus, tai yra, reiškia, orientuotas turbūt į žmogaus hobį, ką jisai mėgsta su juo daryti, ar tai labiau robotika, ar jisai nori, reiškia, namuose kažkokius daiktus pasigaminti. Tai galime irgi taisytis daiktus, jeigu, tarkim, turim kažkokios sulūžus daiktų, kaip puodas, nulūžusi rankena, koks pakabukas ar panašiai. Švietime tai pritaikomumas yra dar platesnis, kadangi tai yra daugiau disciplinų, orientuota, reiškia, į skirtingas sritis, pradedant biologiją, baigiant fiziką. Versle, gamyboje, dizaine, tai vėlgi labai platus pritaikymas, ar tai yra gamybos dizainas, ar tai kažkoks ergonominis patobulinimas, odontologija galiausiai, prototipavimas kažkokių detalių, reiškia, yra plati sfera. Gamyba, kaštą, jeigu šnekėti, reiškia, turim detalytę, jinai primityvi, svoris jos apie 5 gramus, savikaina jos gaunasi net ne litais, o centais skaičiuojama. Nes grubiai kilogramas medžiagos kainuoja 230 litų su PVM kilogramas. Pasigaminti tokią detalę sveria 5 gramai. Reikėtų paskaičiuoti paprasčiausiai, bet tai yra nedaug. Kam tai galėtų būti naudinga, na, sakykime, namie? Iš principo, Amerikoje žinau, kad žmonės iš to daro verslą. Jie braižo, daro kažkokius tai objektus ir tos brėžinius pardavinėja tiesiog. Yra primityvūs daiktai, bet yra sudėtingi, kurį pačiam pasigaminti yra pakankamai daug žinių reikalaujantis dalykas ir daug laiko. Tai galbūt kitą kartą paprašiau nusipirkti. O yra internete kokiu nors 3D modelių? Yra puslapis toksai thinkiverse.com. Ten yra 100 000 paruoštų brėžinių. Jie yra sugrupuoti pagal sritis, ar tai yra menas, ar namų pritaikomumas, ar mokslui, ar kažkokie tais, reiškia, įrankiai. Ten yra jau jie visiškai baigti, juos belieka atsisiųsti ir spausdinti. Yra taipogi ir mokamų failų, kurie yra, aišku, sudėtingesni, geriau išruošti jau, nes detalės gamyba ir jos kokybė labai priklauso nuo failo parašymo, kaip jisai paruoštas yra. Tai labai matosi, reiškia, atspausdinus daiktą, ant kiek jis yra preciziškas. Jeigu matosi kažkokie tai tarpai, kažkokie skylės, kažkokie susibangavimai, kažkokie asimetriškumai, reiškia, tai yra paruošitiniškai paruoštas failas. Didžiąją dalim priklauso kokybė, aišku, nuo parašymo. Su aparatu prieš spausdinant belieka atlikti paskutinius nustatymus, tai yra sluoksnio storis, tai yra spausdinimo greitis ir detalės dydis. Mes čia turim vienos komponentės, vienos galvos spausdintuvą. Jisai vienu metu naudoja tik tai vienos spalvos plastiką. Jį galima kaitalioti, bet tai yra vienos spalvos spausdintuvas. Bet aš esu matęs ir 2 galvų, 3 galvų spausdintuvus, kurie atspausdinus medžiagą galima detalę tokią atspausdinti vienu spausdinimu ir jinai išsiardo, nes iš tarpų išsiplauna, gali būti kažkokia rankenėlė guminė ar dar kažkas daugia komponentė su visai kitų skirtingų fizinių savybių gaminiai.